Na ką, labas vakaras. Štai mes pagaliau jau ir čia. Dabrendo. Iš tikrųjų, idėja labai seniai buvo, kad reikia padaryti YouTube'ai kanalą, į kurį tiesiog sukelsim viską tai, ką turim jau nufilmavę. Kažką naujo nufilmuosim ir padarysim. Kanalą, kuriame bus sudėta viskas. Viskas, kame nakties siūtas, MotoGymas, tiek City, tiek Village. Nuo pat tos pradžios, kai dar tai vadinasi viskas cirko ant moco, visa tai, kas yra nufilmuota, kažkur užfiksuota, pagauta, padaryta, nufilmuota ir išbarstyta per visas interneto platybės, o to yra tikrai labai daug. Mes dabar šią savaitę dirbom intensyviai, padarėm mūsų svetainį polapį, kur sukėlėm visą chronologiją, kas buvo padaryta nuo 2018 metų, kai tai dar vadinosi cirko ant mocų. Ir iki dabar. Tai yra, ta prasme, didelės bačkos alaus vertas turinys, kurį užtruksi tiek išgersi alaus, kol jį dažiūrėsi. Ta prasme, kol perskaitysi ir panašiai. Tai kad viskas būtų sistemingai, kad mūsų klientai galėtų pagaliau, kai jis dažnai klausia, o kur galima pamatyti kažką iš grupinės treniruotės? Girdėjau, jūs ten darėt kažkokį tai įvažiavimą pas Trakų merą, kažkokį tenais turit pasiekimų motos rytyje ar panašiai. Kur tai gali pamatyti? Ir tada gaunasi, turi mėtyti atskirus linkus ir panašiai. Tai vat čia šio kanalo mintis yra, kad viskas bus vienoje vietoje. Viskas, kas bus nauja, taip pat bus čia įkeliama. Dabar mes tiesiog sukelsime čia viską, kas yra per visur. Mes po 2-3 video per savaitę, sistemingai, tam tikrą tvarką, kelsim į čia. Turėsim tam tikrą tvarką ir jos laikysimės. Tik dar neturim tos tvarkos, tai dar jos net nesilaikom. Bet žodžiu, turim dabar tai padaryti per artimiausią laiką, kad ne tik šituo video viskas apsiribotų, bet ir visa tai, nes jau yra paruoštas didžiulis paketas, ta prasme vaizdo medžiagos, kuri turi atsirasti va štai čia, sistemingai tam tikrą tvarką, kad jūs priprastumėt, kad kiekvieną antradienį jūs ateinat, aha, į va šitą kanalą, kuris turės greit pavadinimą, nors dar jo irgi neturi, ir jūs paimat ir tai va dabar atsiras čia pavadinimas, kurį dar pat nežinau, tai čia dabar sakau, va, braukiu pirštų ant pavadinimo, kurio dar pats nežinau, bet neužilgo bus. Tai va, tai kai žiūrės šitą video, tai jau jisai turės šitas kanalas pavadinimą. Tai va šitoje vietoje mes čia kelsim viską draugiškai, viską, kame yra išfiksuotas MotoGymas, nes veiklos tikrai yra pridaryta labai daug. Ta prasme, wow, aš dabar kaip tą chronologiją visą dėliojau, žiūrėjau, tai čia buvo, realiai daug nuveikta motociklizme per šitos 7 metus yra iš tikrųjų smagių ir realiai. Aš žiūrėdamas supratau vieną dalyką, kad realiai tame čia bus sukelta daug medžiagos, kur jūs galite ir greičiausiai pamatysit daug mūsų bičiuliai ir patys, ir save, ta prasme. Ir realiai jūs herojai esat tų video, nes realiai tiek moterų vežiojimas, tiek važiavimas pas neįgaliuosius, pas vaikus į vaikų namus, tiek visokie gražūs dalykai socialiniai pas kažkokius atstovus savivaldybių keliavimai, tiek elementariai tiesiog iš baikerių festivalių ir iš renginių, tiek patys kažkokie projektai su menininkais, dalyvavimai ir panašiai. Nes ką aš darau su nakties siūtų, visus triukus su ugnimi ant moco, ką darau su moco apskritai, už ką man buvo atimtos teisės, kaip atrodo tas protokolas, visa tai yra smagu bus aptarti, apžiūrėti, galbūt pakomentuoti, tai kai kurie video bus konkrečiai įkeltas video ir tiek, kai kurie va štai šitoje patalpoje, čia beje yra mano dirbtuvės, aš sakau žmonėm, kad jaučiu sėdėsim pagersim alučių dirbtuvėse, tai būna, įsivaizduoja kažkokia lentpjūvė, tai ne, čia yra mano dirbtuvės, čia yra mano vieta, kur aš mėgstu būti, kurti, daryti kažką, veikti ir čia kyla tos crazy durniausios idėjos, kurios vėliau tampa labai įdomiais gražiais projektais. Tai va, tai yra labai daug iš to medžiagos, kurioje dalyvavo ir kiti žmonės, kad tai va, tai žodžiu, visa tai turi būti kažkur vienoje vietoje susisteminta, nes kas nesistemingai, tas dažniausiai ir pradingsta. Aš, kad tai pradingtų, nenoriu, kadangi aš manau, kad dar yra daug, ką mes turim nuveikti ir ką dar nuveiksim tiek šiam sezone, kuris prasideda jau va čia. Ta prasme, tai kad vieni įvykiai neužgoštų kitų, tai mes dėl to viską dėsim sistemingai. Ir bet kada, kad galim būtų pagal metus atsekti, kas kada buvo nuveikta ir pažiūrėti, prisiminti, galų gale šiaip fainai kažkur priminti viens kitam. Tai va. Ką, tai turbūt tiek turiu jau pasakyti. Šuo mano ką tik pasipurtė seilėm viską aptaškė. Bet nieko, tiek turėjau pasakyti. Tai va, tai tikiuosi
Džiaugsitės čia pamatę save. Nepyksit už persidalintus video iš kažkokių kitų renginių. Reziumuojant, nuo šiandien startuojam. Tuoj sužinosim patys ir mes, koks šito kanalo bus pavadinimas. Stengsimės porą kartų per savaitę, 2-3 kartus per savaitę sistemingai kažkokia tvarka kelti video. Galbūt atsiras kažkokios tradiciškumas, kaip tai darysim. Kai kurios video aptarinėsim ir čia bus video, čia sėdėsiu aš ir čia mes patys žiūrėsim tą video kartu su jumis ir prisiminsim, kaip čia nesąmonę padarėm, kaip čia sąmonę padarėm, kokios emocijos tada buvo, kaip dabar prisimenam tai. Taip pat, nes tai, manau, yra įdomu jums. Kai kurie video bus tiesiog įkelti, dėl to, kad jie turi būti išsaugoti. Jie turi, nes tai yra mūsų moto istorijos visos dalis. Realiai, tai va, kai kurios video paimsime vientisus, kai kurios gabaliukais, kai kurie bus šortuose. Žodžiu, stengsimės, mokysimės, darysim, kaip tai reikia daryti, kadangi patirties tave nėra absoliučiai, ta prasme. Tai dėl to mokysimės ir mėginsim kartu su jumis. Tai komentuokit, rašykit, spauskit like, ką tai reikia sakyti. Ir ką, ačiū, kad pažiūrėjote šitą video, smagu, štai tokia vat pradžia, o toliau kaip moto dievai duos. Tai va, gerai, čiau.